Matėte šiaudinį šokį, kur atliko choreografijos skyriaus šokėjos kartu su savo mokytoja Ieva Lapelyte. Tai kągi, nuskambėjo populiari muzika, taigi tęskime tuo pačiu ritmu. Tęskime. Irma Rabašauskaitė, džiazo ir populiariosios muzikos atlikėja, grupės Soundbind vokalistė, tarptautinio džiazo konkurso vokalistų konkurso Jazz Wind organizatorė, LRT muzikinio projekto Gražiausios poetų dainos dalyvė. Nuo 2006 metų Irma dirba Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje džiazinio dainavimo mokytoja. Vadovauja populiariosios muzikos ir džiazo bei klasikinio dainavimo skyriui. Taip pat Irmos kolega Marijus Kučikas, nuostabus ir nepakartojamas profesionalus džiazo pianistas. Kviečiame į sceną. Irma ir Marija, jums žodis.
see your lips, the summer kisses, the summer hands I used to hold, the falling leaves drift by my window. Oh, the reason I remember it already gone. I see your lips, I feel summer kisses, those summer hands that I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all. It's true, my darling, when autumn leaves begin to fall. Start to fall. Ačiū labai, labas vakaras visiems. Skambėjo daina Autumn Leaves, rudeniniai lapai, labai tikanti šiai dienai. Aš iš tikrųjų vis tiek labai norėčiau pasveikinti muzikos mokyklą su ta nuostabia švente ir tuo pačiu padėkoti jai už tai, kad čia prabėgo vieni gražiausių mano gyvenimo metų. Taip pat už tas svajones ir prisiminimus, naudodamas į progą, noriu padėkoti savo mokytojams, Radai Kazlauskienei, Aušrai Baltrūnei ir Jolantai Stumbrienei. Ir labai ačiū už progą čia sugrįžti, nes čia sugrįžti labai gera. O sekanti daina apie tą panašų jausmą, kaip jaudulys, meilė muzikai, meilė žmogui, beveik įsimylėjęs.
What a day this has been. What a rare mood I'm in. Well, it's almost like being in love. There's a smile on your face for the whole human race. Well, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when the bells start to beat, I could swear I was falling, swear I was falling. Well, it's almost like being in love. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Well, it's almost like being in love. You know that a smile on your face for the whole human race. Well, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing just for me. And from the way that I feel when the bells start to beat, I could swear I was falling, swear I was falling. But it's almost like being Dėkojame Marija ir Dirma. Na, o dabar norime pagarsinti nuolatinius ir šio renginio rėmėjus. Tai Seimo narys Vidmantas Kanopa, akcinė bendrovė Rokiškio sūris, uždaroji akcinė bendrovė Darola, uždaroji akcinė bendrovė Lašų duona, Rokiškio kultūros centras, Rokiškio krašto muziejus, informaciniai rėmėjai Gimtasis Rokiškis ir Rokiškio sirena. Ko reikia idėjai įgyvendinti ar svajonė išsipildyti? Na, visų pirma, pačios svajonės, tikėjimoje, o vėliau būrė bendraminčių ir noro. Dar vėliau atkaklaus darbo. Na, tokiais žingsniais link šios svajonės, pasak idėjos sumanytojos ir vadovės mokytojas Oksanos Sadauskienės, šiuo metu pavasarį gimė Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos simfoninis orkestras. Dabar orkestre groja 37 atlikėjai, esami ir buvę mokiniai ir jų mokytojai. Na, didžiausia laimė matyti bendrystę ir orkestrantų spindinčias akis. Orkestro dirigentas Justinas Mačys, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos fleitos mokytojas ir Panevėžio muzikinio teatro orkestro dirigentas. Na, orkestras jau ruošiasi, taip pat mums pagros Leroy Anderson sinkopuotas laikrodis. Kviečiame į sceną. Laiko nesustabdysi ir neatsuksi atgal. Laikas vis
visagalis. Oi, jūs gražesnė negu laikrodis. Ačiū. Sulūž. Laikrodžiai nelūžta. Suged. Laikrodžiai negenda. Apvažiuoju. Laikrodžiai netaip eina. Oi, miela. Va čia yra problemėlė. Problemėlė yra tokia, kad problemėlė tavo laikrodukų yra ta, kad jis tiks ne tik-tok. Tavo laikrodis tik tuk-tik, tuk-tik. Va jie taip groja. Va paklausyk ir tavo laikrodis reiks kaip reikia. Miela publika, paklausom visi. Nuostabu, iš tikrųjų nuostabu. Jaučiasi, kad dirigentas muzikiniam teatre dirba. Na, o į sceną kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo narį. Ir nežinau, ar yra meras, ar yra mero padėjėja. Kviečiame pasveikinti mus. Labas vakaras, mėly žemiečiai, mėly svečiai.
Po tokios puikios, nuostabios muzikos tikrai sunku parinkti žodžius, kad išreikštum savo jausmus, sėdėdamas žiūrovų salėje ir besigrožėdamas mūsų tikrai istorinės muzikos mokyklos pasiekimais ir jo istorija. Man atrodo, kad mes rokiškėnai suaugę su jo kūnu ir siela. Per šitiek metų muzikos mokykla išugdė tikrai ne 1000 garsių muzikantų, mūsų krašto žmonių. Ir šiandien šitoj salėje sėdi jau ne viena karta, kuri baigė šitą muzikos mokyklą. Pasklydo ne tik tai po Respubliką, po Europą, bet ir dar toliau. Garsina mūsų kraštą. Ir peržvelgus tą ilgą istoriją, tai reikia matyti padėkoti tiems istoriniams veikėjams, kurie aplamai sugalvojo mūsų tolimam krašte pasikviesti čekų kompozitorių, kad iš čia įkurtų tokią nuostabią mokyklą. Ir matyt, nieks labai ir netikėjo, kad šiandien švęsime 140 metų jubiliejų. Tai ačiū visiems, kurie buvo prie šitos muzikos mokyklos vairo, kurie ilgus metus tęsė tas gražias tradicijas. Aišku, istoriniai įvairūs posūkiai trukdė mokyklos veiklai, bet mokykla atsistodavo ant kojų, sužibėdavo vėl ir vėl džiugindavo mūsų krašto žmonės. Šiandien šitoj salėje daug yra mano kartos kaip vyresnės ir matyti ir už mane vyresnių žmonių, kurie dar besimokydami mokykloje stebėjo šitos mokyklos veiklą. Ir kad aš mokiausi toj mūsų buvusioj viduriniai mokykloje, iš mano 31 klasės draugų 14 mokėsi muzikos mokykloje. Ir tuo laikotarpiu populiariausias muzikos instrumentas buvo akordeonas. Pas mokytoją Četkauską, jeigu neklystu. Ir iš tikrųjų, aš dėkingas ir tiems mokytojams, kurie vėliau dirbo, kurie mokino ir mūsų vaikus, ir mano to pačiu vaikus. Ir labai be galo džiugu, kad daugelis baigusių šitą mokyklą nenumetė toli muzikos instrumentų. Vieni, kaip matote, šiandieninio koncerto pasuko į profesionalų kelią, džiugina žiūrovą ne tik tai mūsų krašte, bet ir už jo ribų. Kiti, galbūt neprofesionaliai muzikuoja, bet be galo džiugu, kad jie nemetė. O kaip gimėsi, kada šiandien iš tikrųjų susirinkom į puikią nuostabią šventę ir matyti daugelį virpa širdis, besiklausiant tų puikių muzikos garsų. Tai pradžiai aš jums linkiu sulaukti 150. Neskubėkim dideliais tokiais žingsniais. Sulaukim 150 tokio gražaus jubiliejaus. Ir kad šita mokykla niekada neužgestų, kad jos veikla dar labiau klestėtų, o mus džiugintų tokiais koncertais, koks yra šiandien. Kadangi, kaip sakė, meras atostogauja, jis muzikos kolektyvą pasveikino truputį anksčiau, o dovanos dėl koncerte dalyvaujančių žmonių jūs pasieks truputį vėliau antrame aukšte. Tai gero pasibuvimo šiandien ir ilgų gyvenimų. Ir sakyčiau, gal lėmė tai, kad pats Parma, generalinis telekomo direktorius, pats kai grojo trombonu ir pats yra dalyvavęs net Klaipėdos džiazo festivaliuose. Ir man teko net matyti ir klausyti, visai neblogai grojo. Taip, laikas ėjo, mokytojai dirbo, rašė kvalifikacijos rengimo seminarus, dalyvavo konkursuose ir dabar dalyvauja konkursuose ir laimi, ir ne tik konkursuose, koncertuose, įvairiuose renginiuose. Ir aš jau norėčiau ne tik padėkoti, bet ir palinkėti jiems. Kaip aš jau taip suprantu, kad nors šiek tiek, nors nedaug, nors simboliškai ne tik pavydėtų muzikos mokyklos, bet ir visos Respublikos mokyklos pavydėtų jiems. Sėkmės! Metais, kaip visi ir žinom, mokykla yra paženklinta dviem gražiais skaičiais - 140 ir 65. Rudolfas Lymanas davė pradžią išplėsti ir suvokti muziką ne kaip siaurą sritį, bet kaip reiškinį,
kuklus ir paprastas žmogus siekė aukščiausių tikslų, suvokdamas, kad baigęs muzikos mokyklą žmogus turi ne tik groti pasirinktų instrumentų ar skaityti muzikos raštą, bet nešti į žmonės meilę muzikai, kuri yra šviesa ir dangaus duotybė. Per 150 metų mokykla ne kartą pakeitė savo veidą. Užaugo ne viena talentingų vaikų laida. Mokytojų kolektyve taip pat vyko pokyčiai. Tačiau galime džiaugtis ir didžiuotis, kad mes tęsiame Rudolfo Lymano pradėtą tradiciją. Nenutilo vargonų ir pučiamųjų instrumentų muzikos garsai, nenutilo giesmės ir religinė muzika. Šiandienos mokykla viltingai žvelgia į priekį. Mokykloje mokosi per 500 šaunių Rokiškio krašto vaikų, kuriuos kasdien mokykloje pasitinka mylinčių mokytojų akis ir jų geroviai plušantis, aptarnaujantis personalas. Todėl šiandien labai miela jūs visus matyti, esamus ir buvusius mokinius, tėvelius, mokytojus, darbuotojus, vadovus. Dėkojame ir savo draugams, atvykusiems iš Kėdainių, Utenos muzikos mokyklų ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos. Ačiū Jums už draugystę ir mums dovanotą savojo laiko dalelę. Labai norisi dėkoti šiems šauniems muzikantams. Didesnės dovanos mokyklos jubiliejaus proga būti negalėjo. Šie jauni žmonės, repetuodami kiekvieną savaitę ir ne po 1 valandą, mokėsi, aukojo savo laiką tam, kad mes galėtume jais džiaugtis. Todėl nuoširdžiai dėkojame visiems šauniems orkestro muzikantams, dirigentui Justinui ir orkestro vadoviai Oksanai. Nuoširdumu ir jautrumu alsuojantis jūsų debiutas tebūna įkvėpimas tolimesniam keliui. Skambėkite. Muzikos gijos tegul visus mus sujungia. Čia varo rauda nusineša vėjas, tik čia laišką rašo neraidėm natom, pačiom jautriausiom spalvom. Mokykla, kur skamba širdys, mokykla, kur žiba akys, mokykla, kur lies muzika tavo ir mano dainoj. Mokykla, kur skamba širdys, mokykla,
lenkitės, lenkitės. Gražiai dainavote, gražiai grojate. Nusilenkite dar kartą, jums ploja. Nebijokit. Nubėgs, nutols, nuaidės, nuskardens, nubanguos, nuvilnis metai. Bet liks kas neišdildoma, tauru ir amžina. Tai muzika. Ji buvo, yra ir bus. Mūsų sielos namai. Taigi dėkojame visiems, dėkojame žiūrovams, svečiams, atlikėjams, kūrusiems šį jubiliejinį vakarą. Tai Vilija Radvilė, Rasa Petrušioninė, Laima Plepienė, Dainius Petrašionis, Justinas Mačys. Koncerte jums šoko, grojo ir dainavo Rimos Belovienės, Onos Vigelytės, Snieguolės Karžyvinės, Ievos Lapelytės, Eugenijos Gudonio, Laimos Plepienės, Laimos Kanopienės, Dalios Bartininkienės, Karolio Pratkaus, Rasos Šakalienės, Oksanos Tadauskienės, Violetos Bružienės, Reginos Obražiūnienės ir Redos Kazlauskienės mokiniai. Jubiliejinio koncerto scenarijaus autorė Laima Bieliūnienė, režisierius Arūnas Kaliukas. Scenografija Sigito Verščioro, garso ir šviesų operatoriai. Atsistokit ir pasirodykit, vyrai, jums plojimai. Ačiū.